Ir suaugusiems norisi pabuvoti pasakoje, pasijusti kilminga ponia ar ponu. Tai įmanoma ir visai nebūtina vykti į tolimus kraštus. Visą tai galima patirti ir Lietuvoje. Dizaineris Romas Pakėnas, kurdamas šalia Birštono esančio viešbučio Nemuno slėnis interjerą, ir siekė, kad žmogus čia pasijustų ypatingas, išskirtinis. Kad jis pasijaustų turtingesnis, kad netgi šiek tiek mėlyno kraujo pradėtų cirkuliuoti jo gyslomis. Kodėl ne? Juk taip, istorija viskas labai gražu, bet istorija kuriama šiandien, manyčiau. Ir jeigu atsivedė šeima vaikus ir tie vaikai, vau, mama, mes tai taip negyvenam, bet čia taip gerai. Prabanga jos siekia visi beveik. Ar dvasinės prabangos, tenai, ar kūno, ar visos kitos. Tai yra prabanga akims, spalvų žaismas, atspindžiai, žaidimas asociacijomis. Ir kad sukiltų asociacijos ir po to prisimintų. Viešbučio Nemuno slėnis išskirtinis ne tik interjeras. Jis įsikūręs miško apsupty ant Nemuno upės kranto. Šalia Birštono esantį viešbutį renkasi ne tik trokštantys ypatingo poilsio. Čia rengiamos konferencijos bei įvairios šventės.